Gerbiamosios, gerbiamieji, tamstos. Kiekvieną atskirai ir visus nuoširdžiai sveikinu sulaukus istorinės akimirkos. Lietuvos profesionaliam teatrui 90. Kauno valstybiniam dramos teatrui 90. Ruošdamasis šiai akimirkai, kiekvieną dieną mintyse dėliojau įvairias kalbas ir supratau vieną, kad neįmanoma keliais sakiniais aprėpti tos nuostabios, nepakartojamos istorijos, kuri ir įvardyjama dramos teatro istorija. Belaukiant Kalėdų, 1920 metais susibūrusi profesionalių aktorių trupė tikriausiai net savo gražiausiose svajonėse neįsivaizdavo, kad šis sapnas taps nepakartojama istorija, taps realybė, kurios pakerėti karta iš kartos eis patys talentingiausi. Galbūt šiandien šioje tarsi išgriautoje Kauno dramos teatro scenoje išoriškai šalta, bet vidujei išties šilta. Šilta nuo tų emocijų, nuo tų kūrybinių svajonių ir pasiekimų, kurios gimė čia, šiek tiek virš mūsų galvų, nes mes dabar esame poscenyje. Mes esame prie teatro pamatų, mes esame prie teatro istorijos šaknų. Šiandien norisi dėkoti visiems. Norisi dėkoti tiem, kurie šiandieniniu tokiu sunkiu teatrui momentu išties nestokoja kūrybiškumo ir tarsi būtų 1920 metai to idealizmo. Idealizmas turbūt ir yra pati gražiausia varomoji mūsų teatro jėga, kuri paliudija, kad seniausias Lietuvos teatras išties yra visada jaunas. Į šį teatrą karta po kartos įsilieja pačios stipriausios kūrybinės pajėgos. Galbūt laikas nuo laiko aukščiausiojo pakviesti jie pasitraukia anapilin, bet iš teatro neišeinama. Jų kūrybinė dvasia, jų ta šviesi energija, jų idealizmas išlieka amžiams čia. Šią akimirką įsiklausykime į scenos erdvę ir išgirskime gyvą jų aidą, atskambantį ir sveikinantį mus šioje akimirkoje.
Naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, kompozitorius vadovas Gediminas Gelgotas ir skraidantis muzikantai. Kalbės Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Labą dieną, gerbėmieji, gerbiamas direktoriau, mėly svečiai. Žinau, kad darau didelę klaidą prisipažindamas, kad negaliu pasakyti šiandien normalios, oficialios ministriškos kalbos. Taip yra todėl, kad šita vieta, kaip ne viena kita, mano biografijoje vaidina išskirtinį vaidmenį. Prieš kokius 27-25 metus manyčiau, kad Kaune buvo, ar visoje Lietuvoje buvo kelios vietos, kurios nuo tuomečio sovietizmo sustirusius mūsų protus ir širdis galėjo uždegti su tokia jėga, kaip tai darydavo Kauno dramos teatras. Tai ko gero buvo katalikų bažnyčia, kuri veikia persekiojimo sąlygomis. Tai buvo centrinis lektoriumas Kaune, kur galėdavo išgirsti tokių dalykų, kurių net nesapnuodavai, kad egzistuoja. Ir be abejo, Kauno dramos teatras, kuris visą laiką pasižymėjo aukščiausios prabos menu, aukščiausios prabos spektakliais, čia vyko stebuklai. Tai yra vienintelė vieta, į kurią bilietus mes medžiodavom per naktis, ir tai nėra metafora. Tikrai prisimenu, kad ateidavom 3 valandą nakties, stovėdavom eilėje ir laukdavom, kol bus atidarytos kasos, kad įsigyti visam sezonui bilietus. Aš galėčiau dalintis prisiminimais tikrai dar ilgai, bet manau, kad tai, jog šiandien mes čia susirinkome griuvėsiuose, visiškai nereiškia, kad mes stovim Lietuvos teatro griuvėsiuose. Tai priešingai reiškia, kad kaip lanko strėlė, tam, kad jinai lėktų labai toli, reikia atitraukti templę atgal. Lygiai panašus procesas vyksta ir čia, kad teatras atsinaujina. Čia niekad kūryba nebuvo nustojusi. Ji amžinai vyko, žinome mažesnėsias sales, kur vyksta lygiai tokie pat stiprus, bet maži stebuklai. Aš tikiu, kad teatras sustiprėjęs su nauja jėga, su atsinaujinusia šita sale, kuri jau dabar daro pribloškiantį įspūdį, tarsi Pompėjos mūrai. Kas pasakė, kad reikia vaidinti išblizgintose, iščiustintose erdvėse? Gal kaip tik tikras teatras ir turi būti ganėtinai dramatiškoj, tokioj brutalioj, bet labai labai jėgos pritvinkusioje atmosferoje. Tai rizikuodamas atrodyti sentimentalus, aš vis dėlto noriu toks būti šiandien, nes sakau, turbūt ne viena meno erdvė nereiškia mano kaip kauniečio, kaip menininko, kaip kultūros žmogaus biografijoje tiek daug. Aš iš viso širdies sveikinu teatro kolektyvą, veteranus, visus teatro darbuotojus, kurie čia praleido ilgus metus ir kurie ką tik prisijungė prie kolektyvo. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių taškų Lietuvoje, kur gimsta kultūra iš didžiosios raidės. Sveikinu jūs visus, mielieji. Gerai praleiskime šį vakarą kartu. Ačiū. Ačiū gerbiamam ministrui. Sveikinimo žodžiui kviečiu Kauno miesto merą Andrių Kupčinską. Labas vakaras, mielos ponios, garbus ponai. Iš tikrųjų norėčiau pasveikinti visus, nors erdvė netradicinė, bet man atrodo, šis teatras visada įpratęs vaidinti, kurti netradicinėse erdvėse. Ir man atrodo, vien dėl to per 90 metų nusipelnė tiek kauniečių, tiek ir nekauniečių simpatijų. Man atrodo, kad čia kuriantis ir kūrė tiek aktoriai, tiek režisieriai tikrai atidavė visas savo pastangas, sielas ir dėl to teatras nusipelnė kuo geriausių simpatijų. Noriu pasveikinti visus su šio gražiu jubilieju ir palinkėti, kad kitą šimtmetį teatras pasitiktų naujai atsinaujinęs ir su naujom idėjomis. Linkiu sėkmės, tauriškos tvirtybės ir noriu įteikti teatro dabartiniam direktoriui
tauro simbolį, Kauno miesto tvirtybės simbolį, kad teatras ir toliau gyvuotų ir rengtų kuo geriausius spektaklius visiems Lietuvos žmonėms. Sėkmės jums. O tuo pačiu, parodant simbolį, šį taurų taurą, kuris oriai neša tai, kas jam patikėta, aš noriu paskelbti ir savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko porą potvarkių. Dėl Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotų medalių įteikimo. Įteikiu Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotus medalius šiems Kauno valstybinio dramos teatro buvusiems vyriausiems režisieriams arba meno vadovams. Režisieriui Jonui Jurašui, Gyčiui Padegimui, Jonui Vaitkui, Henrikui Vansevičiui, Gintarui Varnui. Esančius režisierius maloniai kviečiu iš karto priimti jums skirtus apdovanojimus. Režisierius Jonas Vaitkus, režisierius Gytis Padegimas. Nuo Henriko Vansevičiaus esu įpareigotas perduoti visus pačius nuoširdžiausius sveikinimus kiekvienam iš čia esančiųjų šio gražaus jubiliejaus proga. Taip pat nuoširdžiausius sveikinimus ir atsiuntė ir perdavė režisierius Jonas Jurašas, kuris yra ne Lietuvoje. Taip pat skambino Gintaras Varnas, jis irgi šiandien yra ne Lietuvoje, kūrybinis projektas Norvegijoje ir jis tikrai negalėjo grįžti, bet nuoširdžiausi sveikinimai nuo visų režisierių čia dirbusių, čia kūrusių ir čia stebuklus dovanojusių tiek aktoriam, tiek žiūrovam. Gerbiamas mere, yra žmonės, kurie visą savo gyvenimą čia paaukojo šitoje erdvėje. Net nepajuto, kai prabėgo tas trapus gyvenimas. Tai mūsų veteranai. Ir mero potvarkiu Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniais medaliais apdovanojami Kauno valstybinio dramos teatro veteranai Gražina Balandytė Čigienė, Danguolė Baukaitė Karklelienė, Aldona Jotkaitė, Danutė Juronytė, Doloresa Kazragytė, Eglė Kybartienė, Nijolė Korovičeva, Aldona Kudlaitė, Antanas Kurklietis, Algimantas Kučinskas, Antanina Mackevičiūtė Barčienė, Birutė Raubaitė, Rūta Staliliūnaitė, Antanas Tarasevičius, Regina Varnaitė, Leonardas Zelčius, Vladas Žirgulis, Antanas Žekas, Stasys Radzevičius. Ačiū gerbiamam merui, ačiū labai už gražią idėją, nes meras Andrius Kupčinskas pats pasiūlė, kad mūsų veteranai ir režisieriai būtų apdovanoti pačiu garbingiausiu Kauno miesto burmistro Vileišio medaliu už tai, kad jūsų dėka Kauno miestas įgavo visai kitokį kultūrinį, dvasinį veidą ir šitas veidas žavėjo ir nekartą stebino visą pasaulį. Toks pat veidas išlieka ir šiandien dirbančių žmonių nusiteikime, siekiuose. Išties šis jubiliejus tai tik gražus įrodymas, kad mes esame ilgos grandinės jungiamoji dalis. Ir ta kūrybinė grandis tegul tęsiasi tiek, kiek lemta Dievo. O mes nenulsime tarnauti savo idėjai. Maloniai kviečiu profesorių Petrą Bingelį pažadinti žiūrovų salėje lūkuriuojančias žiūrovų eiles ir paliudyti tą ištikimybę profesijai, teatrui, žiūrovui ir visą tai, kas vyksta teatre, tam stebuklui, nesibaigiančiam stebuklui. Kūrinys, kurio pristatyti išties nereikia, bet kūrinys,
kalba už kiekvieną iš mūsų. Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyriausias dirigentas profesorius Petras Bingelis. Gerbėmieji, pirmas spektaklis, kaip žinote, buvo Joninės. O Joninėse mes tikime surasti tą stebuklingą žiedą. Keliaujam ir ieškom to paparčio žiedo ir jį randam. Tai ir mes šiuo baigime oficialią tarsi dalį šioje erdvėje ir keliaukime ieškoti toliau esančių stebuklingų žiedų šiuose teatro erdvėse.
Valstybinis muzikinis teatras nori pasveikinti visus dramos teatrą, jų svečius, su naujausiu teatro pastatymu, šokio spektakliu, ištrauka iš Dulkių spindesio. Prašau.
muzikiniam teatrui, vadovui, šokėjam, visiems solistams, muzikantam. Ačiū už tuo nuostabią dovaną. Juk su muzikiniu teatru mes pragyvenome nei daug, nei mažai 39 metus kartu. Ir tik 59 metais dramos trupė persikėlė į šį pastatą. Aš maloniai kviečiu pavaikštinėti po teatrą. Pirmam aukšte jūs galite rasti unikalią iš archyvų sugrąžintą parodą. Čia yra aktorių ir režisieriaus Vaitkaus portretai. Čia yra prieškarinių aktorių portretai. Viršuje yra pastovi muziejumi galbūt perspektyvoje tapsianti ekspozicija, apžvelgianti visą mūsų kūrybinį kelią. Ir yra unikalus dalykas. Čia centre yra Barboros Radvilaitės finale nusileidęs vieną kartą tik tais Marijos paveikslas. Ir šone yra Barboros Radvilaitės, o čia Žygimanto Augusto kostiumai. Taigi, pakeliaukite po teatrą, padovanodami savo pačias nuostabiausias akimirkas ir gal netgi prisėsdami prie Kalėdų vakarienės, ten mizanscenų, kur tarsi stabtelėjusi spektaklio akimirka. Sveikinimo žodžiui maloniai kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentės patarėją gerbiamą Kurienę. Gerbėmieji Kauno valstybinio dramos teatro kūrėjai ir puoselėtojai. Sveikinu reikšmingo jubiliejaus kūrybinės veiklos 90-mečio progą. Nuo pat 1920-ųjų teatro įkūrimo metų ši kultūros erdvė telkė gausų būrį talentingų menininkų ir išskirtinių scenos asmenybių. Ir dabar teatro branduolį sudaro daug ryškių aktorių, režisierių, kompozitorių ir dailininkų, be kurių nebeįsivaizduojama didžioji scena. Su Kauno valstybiniu dramos teatru siejama ištisa Lietuvos teatro epocha. Čia Lietuvos profesionalaus teatro pradžia. Čia pastatyta nemažai įsimintinų, laiko išbandytų ir nekartą premijomis apdovanotų spektaklių. Čia subrendo ir įsiskleidė jaunų kūrėjų talentas. Šiame teatre vienodai vertinga tiek pasaulinė, tiek lietuviška dramaturgija, jau daug metų kelianti žavesį šio meno gerbėjams. Linkiu, kad vienas didžiausių Lietuvos teatrų išliktų kultūros židiniu ir išlaikytų svarbiausią savo misiją, kūrybiškai perteiktų esminės vertybės, ugdytų intelektualų žmogų ir atvertų duris jaunajai kartai. Įdomu jums kūrybinių sumanymų, puikių spektaklių, dėmesingos ir teatro meną vertinančios publikos. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Ačiū. Ir teatro vadovui ir teatrui kolektyvui. Šiandien mes turime daug svečių iš Seimo, todėl maloniai kviečiu
kultūros komiteto pirmininko pavaduotoją, mūsų teatro režisierių Julių Dautartą. Kviečiu Seimo nares Vincę Vaidevutę Margevičienę, Birutę Vėsaitę, Dalią Teišerskytę. Mėly bičiuliai, tai viskas pasakyta toj salėje. Aš noriu pasakyti, kad likimas man lėmė šitam teatre dirbti 2,5 metų. Ir tai yra dalykas, kas liečia ir ryša mane su šito teatru. Vaidevutė Margevičienė ir kiti Seimo nariai tikrai rūpinasi ministras, kad šitas teatras kuo greičiau gautų tas normalias darbo sąlygas. Teatras tai yra spektakliai, mėly bičiuliai. Tai aš ir kreipiuosi į aktorius ir režisierius, kurie dirbo šitam teatre, ir linkiu sveikatos, kūrybos ir tos nepakartojamos Kauno dramos atmosferos. O dabar matyt mes įteiksim įvairias padėkas, perduodu žodžiu gerbiamai Vaidevutei. Jinai šitoj apygardoj, jinai šitą teatrą labai myli ir jinai turi oficialius įgaliojimus pačios Seimos pirmininkės. Sveikinimas. Mėly ir brangus Kauno valstybinio dramos teatro šeimos nariai, gerbėmiai aktoriai, režisieriai, darbuotojai ir vadovai. Nuoširdžiai sveikinu visus buvusius ir esamus Kauno valstybinio dramos teatro darbuotojus, visus kada nors scenoje vaidinusios ir šiandien vaidinančių žmonės, visą Lietuvos kultūros ir meno gerbėjų bendruomenę su gražia sukaktimi, Kauno valstybinio dramos teatro 90 metų jubiliejumi. Pagarbiai minėdami jūsų teatro vietą Kauno ir Lietuvos kultūros ir meno istorijoje, kartu noriu nuoširdžiai padėkoti už kitą jūsų veiklos aspektą, už atvirą ir nuoširdų, jautrų ir tikrą ryšį su žmogumi, už tai, kad žiūrovai visais laikais čia rasdavo ir randa ne tik meninę tiesą, bet ir žmogiškąją, gyvenimiškąją tiesą, viltį ir laisvę. Vos prieš kiek daugiau net 20 metų teatras buvo bene vienintelė vieša įstaiga, kur buvo galima ar bent buvo stengiamasi sakyti tiesą. Tvirtai tikiu, kad šios tradicijos bus tęsiamos, kad Kauno valstybinis dramos teatras visada išliks dvasinės ir meninės gyvybės šaltinis, stiprinantis ir gaivinantis kiekvieną iš mūsų. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus Kauno valstybinio dramos teatro žmonės ir linkiu jums kuo geriausios kloties, ištikima jūsų žiūrovė Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė. Gerbiamam teatro direktoriui. Mėlieji, noriu pasakyti, šiandien Kaune įvyko stebuklas. Teatro bendruomenė nepaprastai gražiai pagerbė savo išėjusius žmonės. Ir kada pilnutėlė Įgulos bažnyčia matė, kaip jaunieji aktoriai atneša ir uždega žvakelę už savo bendruomenės narį, labai ilgai tos žvakelės liepsno šokinėjo, blaškėsi, daužėsi. Ir kada Gruodžio konservatorijos jaunimas pradėjo skambinti kanklėmis ir pūsti birbines, staiga nustojo blaškytis liepsnelės, nes vienas iš Gruodžio konservatorijos vadovų pasakė, kad kanklėse gyvena aktoriaus dvasia. Ačiū jums už jūsų nuoširdumą, ačiū už tai, kad taip gražiai pagerbėte savo bendruomenės narius. Tikrai tai buvo stebuklas. Ačiū. Mėly bičiuliai, iš tikrųjų ant tiek yra galingas teatras ir tiek yra garbių žmonių, kurie konkrečiai savo darbais įrodė savo įtaką kultūrai. Mes neskaitysim Seimo pirmininkės, mes tik tai paskaitysim pavardę. Tekstus perskaitė Vaidevutė Margevičienė, o mes skaitom pavardės tų žmonių, kur dėkoja Seimo pirmininkė už jų indėlį į kultūrą. Tai Inesa Poliulytė. Taupysim laiką. Jūratė Jonaitytė. Puikiai aktoriai ir Inesai.
Nijolė Onai Lepečkaitė, visos mano aktorės irgi buvo. Liubomiro Laucevičių irgi dirbom kartu. Vilijai Klimainieniai. Grigaitytė, vat, irgi mano artistė. Dalia, pratęsk. Dainius Svobonui. Sigitui Šidlauskui. Milijai Juškėniniai Šablauskaitė. Daivai Stubraitė. Aurelijai Tamulytei. Mėly dramos teatro žmonės, aš kaip kaunietė noriu Jums padėkoti už tai, ką Jūs kūrėte ir dar sukursite. Ir turiu praktinę dovanėlę. Čia yra 153 miesteliai, Lietuvos miesteliai, kur Jūs važiuosite gastroliuoti. Manau, pravers. Su Jūsų švente. Ačiū. O, kiek tų dovanų, klausykite, apsimoka jubiliejų švęsti. Nes mane pasiekė viena gera žinia, kad nebeišlaikome tos dovanos. Todėl labai maloniai kviečiu sveikinimui mūsų vienintelį nepakartojamą nacionalinį dramos teatrą su naujuoju jaunuoju vadovu Martynu Budraičiu priešakyje. Sutikime, jis ne vienas, matote. Labas vakaras. Šiandien švenčiame ne tik tai Kauno dramos teatro jubiliejų, bet ir visos Lietuvos teatro, nes iš šito teatro, kaip iš tėvo motinos, gimė visi kiti teatrai iš esmės. Aš esu taip pat labai susijęs su šituo teatru ir mano tėvas čia vaidino nemažai, ir mano mokytojas čia dirbo, ir mano žmona čia dirbo, ir aš pats čia vaikystėje lakščiau po užkulisius. O dabar tiesiog norėdamas, atsimindamas tai, kad teatras naujas statosi, bus nauja pati moderniausia scena Lietuvoje ir kad jos apsaugai reikia tikrai gerų sargų. Ir todėl norėčiau direktoriaus paprašyti, reiškia, kad priimtų į darbą naują budintį. Vardą reikėtų sugalvoti, bet pavardė Žaldokas. Čia dar norėčiau pakviesti pasveikinti teatrą mūsų žavę moteriškių kompaniją. Aš irgi kaip kaunietė ir kaip seniausia veteranė, reiškia, ir šito teatro daug sukilo prisiminimų, daug veidų, daug vaidmenų, daug spektaklių. Čia galima būtų kalbėti be sustojimo. Aš tik noriu paminėti vieną dalyką. Aš daug ko išmokau šitame teatre. Pirmiausia, tai meilės teatrui, pagarbos kolegom. Ir viso to išmokė mane ir mano vyrą Vytautą Grigolį šviesios atminties direktorius Romaldas Tumpa. Tokių direktorių dar pasaulyje turbūt nėra gimę. Ir dar vieną dalyką jis išmokė. Nėra baliaus, jeigu nėra daktariškos dešros. Visi atsiminėm tokį labai gražų sodą, kuris buvo čia iš tos tarnybinės pusės. Ir nežinau, kokia jo dabar situacija, bet kad tą sodą kažkaip iš naujo pradėti, tai dar prie šuns, prie to sargo dar ir tokį medį nusprendėm padovanoti. Tai galbūt jis jau viduj tas sodas bus teatro, nes šitas medis turbūt šiltų kraštų mėgėjas, bet sveikinam labai. Nuoširdus ačiū Nacionaliniam teatrui. Iš ties, mes buvom sunerime. Gimėgi knyga Antanui Žekui Aplink teatrą su Kingu. Ir dabar jis kažkaip nebevaikšto ir galvojam, stokojam šuns. Jis su šuniu nebevaikšto apie teatrą aplink. Tai
Tai tiesiog aš dabar paprašysiu Antano pasaugoti šiek tiek tą šunį, nes jisai čia puikiai įsitaisęs. Visus teatralus dar kartą pasveikinti. Maloniai kviečiu Rasą Juknevičienę. Ačiū direktoriui. Palikdama rūbiniai paltą, pamačiau Sigitą Račkį ir galvoju, kad premjero vardu, kadangi premjero nėra, ir jis galėtų šitoj scenoje pabūti ir kartu galėtumėm pasveikinti teatrą, kadangi vienas iš dabartinių jo vaidmenų kažkaip yra susijęs su mūsų premjeru. Gerbėmieji, iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi ir netgi galvoju, kaip įdomiai tas istorijos ratas sukasi. Esu kilimo iš Panevėžio, kur Miltinio teatro dvasia buvo apėmus visus to miesto žmonės. Ir paskui jaunystės miestas Kaunas, studijų metai, aplankytas ko gero kiekvienas spektaklis, kuris čia buvo pastatytas tuo metu. Daug kalbų jau buvo, tikrai nenoriu jų daug kalbėti. Tai labai trumpai perskaitau pavardės ir mes paskui bandysim prieiti ir asmeniškai kiekvienam padėkoti. Tai čia direktoriui bendra padėka. Padėka skirta Eugenijai Bendoriūtei. Padėka skirta Albinui Budnikui. Padėka skirta Tomui Ebrėderiui. Padėka skirta aktoriui Algirdui Pintukui. Padėka skirta Liucijai Ramanauskieniai. Rukšnaitytei. Aktoriai Daivai Rudokaitei. Aktoriui Ričardui Vitkaičiui. Ridui Žirguliui. Janinai Birgiolieniai. Ir Valiui Kriščiūnui. Jiem taip pat visiems yra medaliai skirti Lietuvos tūkstantmečiui. O dabar nesupyks turbūt visi kiti, jeigu išskirtinę paties Andriaus Kubiliaus išrinktą puokštę jo primadonai Reginai Varnaitei, taip pat ir su jai skirtu premjero medaliu. Žemai lenkiuosi visiems. Na, iš ties, Klaipėdos teatras skaičiuoja irgi labai didžiulę, gražią, ilgą istoriją. Jie taip pat šiandien rekonstrukcijose, remontuose ir didžiuliai vilty. Penktadienį jie jau įmūrino kapsulę, nuo kurios pradeda Didžiojo teatro statyba. Šiandien su mumis legendiniai Klaipėdos teatro žmonės scenoje. Sutikime juos. Mėly kolegos, mėly kauniečiai, jūs esat mūsų profesionalinio teatro, Lietuvos profesionalinio teatro patriarchai. Jūs davėt didžiulę masę, didžiulių žymybių mūsų aktorių ir kiekvienas iš mūsų, nežinau, čia Lietuvoje teatralo ar ką, ar šiaip ar taip, yra kažkokiom tai gyslelėm surišti su jumis. Bet užtat jūs esat mūsų teatrų karaliai, karalius. O mes visi kiti, tai nežinau, gal kokie pažai. Ne, geriausiu atveju nevykę juokdariai. Tad aš linkiu jums visiems, ypatingai veteranams, dar tvirtybės ir sveikatos, kuo stipresnės. Jums visiems kūrybinės, kuo didesnės sėkmės, aktoriai, mėly mano, kuo daugiau jums vaidmenų linkiu. Bet net tame reikalas, suprantat, mes esam klaipėdiečiai su jumis tokie likimo broliai, negero likimo broliai, likę be sienų, be scenos, be nieko. Ateis, viskas bus gerai.
Jo, užtat aš norėčiau palinkėti ir svarbiausia, ko jums vilties, tvirtybės ir kaip galint greičiau sulaukti tos dienos, kada jūs galėsite eiti į šitą sceną, į žiūrovai galėtų eiti, tai tuo pačiu ir normalus darbo ritmas, normalus kūrybinis džiaugsmas bus viskas. Na, o padovanot, tai mes čia tokį daiktą turim. Taip, kadangi jūsų teatras, ką tik pasakyti, tai yra visų teatrų karalius, leiskit Klaipėdos dramos teatro vardu jūs inauguruot tikrai teatrų karalium ir ne 90 metų, dar 100 metų būkit visos Lietuvos teatrų karalium. Uždekit liepsną. Lai šį liepsną būna jums vilties liepsna, kuo greičiau įeiti patalpas. Labai šalta, tai mes gėlių, kad nesušaltų, bijojom atvežti. Užtat atvežėm štai šitą stagarą. Nu, gal tai ne visiškai stagaras, tai yra mūsų kopų į raudoną knygą įrašytas per didelę riziką atvežta mūsų zunda vadinama. Tai ypatinga gėlė turinti savo žavesį, grožį, truputį panašiai durnaropę, bet neprieidama badosi ir labai tvirta ir amžina. Taip, kad leiskite įteikti jums, nu, kaip jūsų tvirtybės simbolį. Maloniai kviečiu tęsti sveikinimą mūsų ministrą, Lietuvos Respublikos kultūros ministrą gerbiamą Arūną Gelūną. Mėlieji, kadangi ilgai ir graudžiai šnekėjau ten toj šaltoj scenoj, tai nebetęsiu jau, nebegraudinsiu jūsų daugiau, bet pripažįstu, kad Klaipėdos teatro direktoriaus mintis apie durnaropę gal ir nebloga yra. O dabartinėje situacijoje masinės teatrų rekonstrukcijos tikrai gal tai visai praverstų kaip terapija tam tikra. Bet aš vis dėlto, ta geltonų rožių puokštė yra iš mūsų ministerijos. Beje, manau, kad nors ir neprimena, taip, ne su durnaropėmis, o su tikru grožiu nusprendėme pasveikinti. Aš norėčiau įteikti kelias padėkas. Norėčiau įteikti padėkos raštą Kauno valstybinio dramos teatro aktoriai Audroniai Vaidotieniai už kūrybinę veiklą, už nuopelnus Lietuvos scenos menui teatro įkūrimo 90-mečio proga. Taip pat padėkos raštas Kauno valstybinio dramos teatro aktoriui Arūnui Stanioniui už kūrybinę veiklą ir nuopelnus Lietuvos scenos menui teatro įkūrimo 90-mečio proga. O dabar paklausykite labai gerai. Padėkos raštas Kauno valstybinio dramos teatro vadovui Egidijui Stansikui už kūrybiškai aktyves ir prasmingas pastangas atnaujinti Kauno valstybinio dramos teatro veidą, buriant teatro bendruomenę ir puoselėjant taurią nacionalinio teatro viziją. Tikrai iš širdies spaudžiu ranką ir teikiu padėką. Mėly kolegos, pirmiausiai sveikinu visą Kauno dramos teatro bendruomenę su gražia švente. Čia raštas nuo Šiaulių dramos teatro, bet aš jo viso neskaitysiu, nes bus labai ilgai, tik pradžia ir pabaiga. Nuo vaidyklos link teatro buvo Joninė žiema, buvo Vaičkus ir Glinskis, o po jų dar ne vienas stebins publiką, linksmins, lieps mąstyti ir raudoti, jaust istorijos tvinksnį, visą, ką Lietuvai duoti, bet ne viską priimti.
Toliau eina aprašas, kas yra Kauno teatras, pagal Pitagorą, pagal jo kvadratą, o pabaiga yra asmeniška nuo Šiaulių teatro. Švenčiate 90-ąjį gimtadienį. Ta proga prašome iš mūsų širdžių ir rankų priimti sveikinimus ir atminimo dovaną. Jūsų buvęs pirmasis ir vienintelis valstybės teatro skyrius, o dabar suaugęs ir subrendęs Šiaulių dramos teatras. O dovana yra šis medis. Tokiem medžiam užauginti reikia tradicijos, reikia kantrybės, reikia išminties ir ilgamžiškumo. Kurkit, broliai, mylėkit vienas kitą, nes Lietuvoje, žinokit, daugiau dabar nėra ką veikti. Už meilę. Maloniai kviečiu Lietuvos paminklų generalinį direktorių gerbiamą Vidmantą Drumstą. Maloniai kviečiu Kamintos vadovą, savininką, šių namų tikrai šeimininką Stasį Kaminską. Ir maloniai kviečiu į šią sceną mūsų teatro rekonstrukcijos projekto autorių, architektą Algimantą Kančą. Kadangi mes jau čia esame užsibūvę ne šitoje šventėje, bet užsibūvę su rekonstravimo darbais, todėl šio teatro istoriją žinome, jinai puikiai ir iškili, bet pasikviesdami į pagalbą gerbiamą šio teatro vadovą Egidijų Stanciką ir mūsų architektą Algimantą Kančą pabandėme užrašyti šią teatro istoriją ir padovanoti teatrui, kad atvykę į spektaklį žiūrovai galėtų po pertraukėlės metu susipažinti su šio teatro, kaip jau minėjau, iškilia istorija. Sveikinu jūs su gražia šventė ir linkiu gražaus vakaro visiems. Gerbėmieji, o ta istorinė akimirka, kuri liks visiems laikams šiame teatre, tai yra kūrybos garbės lenta. Ir dabar maloniai kviečiu visus tris jūs keliauti prie tos lentos, kuri uždengta audeklu, ir atidengti ją. Toje kūrybos lentoje surašyti vienoje pusėje aktorių nuo 20 metų iki 2010 metų vardai ir pavardės, ant kurių pečių laikėsi tuo metu repertuaras. Kitoje pusėje surašyti režisierių, dramaturgų, kompozitorių, scenografų pavardės ir vardai. Tai kūrybos garbės lenta, padabinta simboliu rūta. Kviečiu į sceną Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro bičiulius. Mėlieji, Nemunas visų upių tėvas, tai Kauno, tada vadinasi Valstybės teatras, visų teatrų tėvas. Pradžių pradžia. Mūsų Panevėžio teatras yra jaunesnis lygiai 19 metų ir 11 mėnesių. Absoliučiai tiksliai. Kažkada taip jau išėjo, kad yra legenda, mitas apie jautį ir Europą. Jautis pagrobė Europą. Europa buvo vardu Danutė Juronytė, o jautis buvo Leonardas Zelčius. Jis ją pavogė iš Panevėžio dramos teatro, atsivežė į Kauną, todėl mūsų teatre jis buvo vadinamas su švelnia ironija Panevėžio dramos teatro žentas. Bet Panevėžio dramos teatras dosnus ir Kauno teatrui įvairiais laikotarpiais, kai kurių tų žmonių dėja nebėra ir dabar jau yra mirę, bet davė teatro direktorių
buvusi mūsų teatrui, Vidmantą Dobrovolskį. Šitas teatras gavo mūsų pastatymo dalies vedėją Vidmantą Krapavicką. Gavot nuostabius aktorius Algimantą Masiulį, Liubomyrą Laucevičių, Inesą Paliulytę. Taip, jinai kaunietė, bet ten pradėjo pas Miltinį ir Miltinio studiją baigė ir buvo aktorė. Gavot Lilę Stepankaitę. Gavot. Bet davėt mums labai svarbų dalyką. Davėt mums mūsų teatro įkūrėją, aktorių, režisierių Juozą Miltinį. Statistas Verdi operoj Aida 1928 metai Valstybės teatre. Štai Miltinis. Jo raštas, autografas. Dabar jūs tą sieną kūrėt, kabinkit ant tų raudų sienos. Gražinam jums Miltinį. O dabar sveikinimo žodžiui maloniai kviečiu Vilniaus Mažąjį teatrą. Myliu Kauno teatrą, aš čia esu, buvau ir būsiu, ir myliu kiekvieną iš jūsų. Turim dovaną, kurią įteiks Sigitas Račkys. Vyšnių sodo grindų fragmentas. Mažasis teatras gimė šitam teatre. Ačiū Jums, ačiū Kauno teatrui, ačiū kiekvienam iš jūsų. Mes Jūs mylim. Ilgiausių metų. Klaipėdos muzikinis teatras ir vadovas Ramūnas Kaubrys. Tegul ta kūrybos strėlė, kurios lankas dabar yra atitrauktas, dar visą 10 ir 100 metų šauna sėkmingai kūrybos srityje. Na, o direktoriui Egidijui, kaip žemaitis žemaičiau, norėčiau pasakyti, kad būk į toliau toks drūts, dekts įkeits direktorius, į kad tau kramelė į toliau užtektom kuošis. Kuošis ne vienims metams, bet visam 10. Prieš 90 metų 6:30 minučių prasidėjo pirmasis tas stebuklingasis spektaklis, kuris pakvietė į kūrybinę kelionę daugelį kartų. Prasidėjo Juozo Vaičkaus surežisuotos Zudermano Joninės. Lygiai šią akimirką prieš 90 metų pasveikinkim vieni kitus su šia iškilia akimirka.